Tiesą pasakius, nemaniau, kad bus įdomus tuo požiūriu. Na taip, turime keletą didesnių užsakymų, bet nei ten kažkokios paslaptys, nei ką. Žodžiu, viskas tvarkingai. Iš esmės, iš verslo asociacijos domisi ryšiais. Iš pradžių papietavom, regis jis pakvietė ir niekaip nesutiko, kad sąskaitą per pus dalintumėm. Tada kažką padėjo. Visą greičiau padėjo suorganizuoti. Žinot, kaip ten būna, eilės ambasadoje, popieriai. Kol vieną kartą išsikalbėjom apie vieną mūsų įmonės užsakymą. Ir pokalbį įsibėgėjus aš pajutau, kad jis domisi visai ne tais dalykais, kuriais turėtų domėtis. Iš visų dalykų, kuriuos daro mano firma, jam parūpo tik šitas, kur valstybinis objektas ir dar ant sienos. Bet gal čia nieko tokio, gal tiesiog konkurentai uostosi. Galbūt, o gali būti ir kažkas daug rimčiau. Ir jūs galite tapti priešiškų žvalgybų taikiniu. Geriau nespėlioti, geriau pasitarti. Valstybės saugumo departamentas. Pasitikėjimo linija 8700 7000 7.